Labas, mylimukai, sveikinuosi iš naujos savaitės. Šiandien yra pirmadienis, nuotaika puikiai, tik negaliu patikėti, kaip greitai jau temsta. Dabar čia filmuoju priešais langą, tai dar šiek tiek yra tos šviesos, bet manau, mažiau negu už valandos jau bus kaip ir tamsoka. Tai gaila, bet nieko nepadarysim. Toks jau tas ruduo. Va tik ką grįžau iš darbo. Ir darbe šiandieną galvojau, ką aš galėčiau šią savaitę jums nufilmuoti. Galvojau ir nieko labai ten ypatingo nesugalvojau, nes mano rutina yra ganėtinai žemiška. Ir kadangi jūs komentaruose paminėjot, kad jums patinka visa tai, tas paprastas toks gyvenimėlis, buitekas ir tie visi paprasti dalykai, tai ir nusprendžiau nufilmuoti tai, ką ir veikiu iš tikrųjų. Tai ši savaitė bus tokia maisto filmavimo savaitė, manau. Parodysiu daugmaž, ką mes valgom nuo pirmadienio iki penktadienio, vakarais, vakarieniai po darbų, ką valgom, ką aš gaminu. Mano išrinktas maisto racionas dažniausiai būna labai įvairus. Renkuosi aš mums abiems įvairią skirtingą mėsą ir žuvį ir daug įvairiausių daržovių. Tai parodysiu daugmaž, kaip ir ką gaminu. Pabandysiu sutilpti šitą vlogelį. Labai turbūt neišsiplėsiu ten iki visokių smulkmenų. Manau, šitas filmukas išeis toks ganėtinai skanus. Kam skanus, kam ne. Čia, kaip sakant, dėl skonio nesiginčiama. Pas mane yra namuose, kas nevalgo daug įvairiausių dalykų, tai, kaip sako, nesąmonikių aš nevalgau. Tai aš ten visokių jūros labai gerybių neruošiu. Kai norisi pasilepinti, tai darausi va tokius dalykus tik savo. Jeigu patiks šis video, būtinai paspauskite laiką, pakomentuokite ir paprenumeruokite mano kanalą. Nes tik taip padėsit man augti. Tuo pačiu tobulėti ir kurti daugiau. Gerai, o dabar noriu pasportuoti šiek tiek, tuomet po dušu ir į virtuvę. Sugalvojau, kad šiandien vakarienį bus vištienos šlaunelių filė su brokoliais, bulvėmis, grybų padaže. Šiek tiek pasportavau, padariau tempimo pratimus ir šiandien padirbėjau šiek tiek ant pilvo presiuko. Tai visą sušilau, matosi žandai užkaito, einu palysiu po dušu ir keliausiu gaminti vakarienę.
Labas iš antradienio. Nesenai grįžau iš darbo, susiruošiau, dabar keliauju greitai iki Action parduotuvės, nes pasibaigė popieriniai rankšluosčiai, taip pat reikia skalbimo kapsulių drabužiams ir dar kažko. Dar indų ploviklio. Tai reikia šiokių tokių dalykėlių namams. Tai apsiprekinsiu tenai šiek tiek ir tuomet užsuksiu dar į maisto prekių parduotuvę, nusipirksiu keletą ingredientų, kurių man reikia šiandienos vakarieniai. O šiandien vakarieniai sugalvojau, kad bus makaronai, gal spageti, gal kažkas su makaronai susiję, kartu su mėsos kukuliais. Grįžau po parduotuvių, nusipirkau visko, ko reikėjo namams, tai indų ploviklio, skalbimo priemonių, popierinių rankšluosčių, visų šitų dalykų gavau. Ir tuomet maisto prekių parduotuvėje galiausiai nusprendžiau, kokius makaronus imsiu. Nežinau, kaip juos išversti lietuviškai, bet čia žmonės juos vadina tagliatelle. Kažkaip taip tarėsi, va tokie makaronai. Jie kaip ir, sakyčiau, kaip ir spageti būtų, bet ne spageti, nes jie yra tokie platesni ir jau susukti į tokius kukuliukus. Tai, manyčiau, turėtų būti skanu ir šiek tiek įdomiau negu paprasti reguliarūs spagečiai. Tuomet nusipirkau vištienos faršo, svogūnų, kopūsto, rukolos. Visi šitie ingredientai keliaus į kukuliukus. Tai nebegaištu laiko pliurpdama. Kimbu į darbus, vakarienė pati nepasidarys. Tai ir trečiadienis, vidurys savaitės. Miegojau po pietukų šiandien. Nes visą dieną taip traukė prie žemės ir galvoju gal dėl to, kad vakar buvo pilnatis, tai kažkaip nelabai išsimiegojau, nors sapnai, košmarai ten manęs tikrai nekankino, visai aš ten gražiai sapnau šuniukus kažkokius mažiukus šiandien, tai sapnas neblogas. Bet visą dieną jaučiu labai didelį nuovargį ir ne aš viena, nes kolegos irgi taip pat. Visi neišsimiegoja, pavargę, tai nežinau kaip kitiem išėjo, bet aš pogulio pamiegojau.
šiek tiek gal valandžiukę ir iš karto toks energijos pliūpsnis, viskas tvarkoje. Gaminsiu vakarienę ir šiandienos meniu bus orkaitėje kepta lašiša su ryžiais ir šparaginiam pupelėm. Ir galbūt dar dadėsiu žaliųjų žirnelių. Tai kaip sakau, negaištam laiko, keliaujam gaminti. Sveiki iš ketvirtadienio ir rytoj penktadienis, labai džiaugiuosi. Esu suplanavusi daug įvairių veiklų šiam savaitgaliui, tai iš dalies gaila, nes norėčiau nuveikti daugiau, bet žinau, kad man pritrūks laiko. Tai pirmiausia, turiu susitvarkyti nagus, tada turiu padaryti jums šitą vlogą, visą sueditinti, sukarpyti ir panašiai. Dar norėjau nuvykti į moliūgėlių lysves, pasižiūrėti, nes čia yra visai netoli, gal kokie 6 km nuo Vėgelio. Bet manau, kad niekur nespėsiu. Padarysiu tai, ką esu susplanavus, tos 2 pagrindinius darbus. Tada turbūt šiek tiek apsitvarkysiu namučius ir tiesiog ilsėsiuos. Tikrai labai norėčiau, kad savaitgalis turėtų 3 dienas. Nes per jas tikrai nuveikčiau daugiau, daug smagesnių dalykų ir daug daugiau jums parodyčiau. Na, bet yra kaip yra, mes žmonės patys susikūrėm tokią sistemą ir dabar turim vargti. Nieko nepadarysi, tai toks gyvenimas, taip turi būti, darbą žmogų puošia. Gerai, o dabar keliauju į virtuvę, nes metas vakarieniai, o šiandienos meniu bus vištienos salotos. Tad keliaujam.
Pagaliau penktadienis. Woo! Taigi sveikinuosi iš penktadienio. Labai laukiu ateinančio savaitgalio. Nežinau kodėl, bet šitą savaitę kažkaip labai man prailgo. Atrodo, nebuvo jinai itin sunki, bet jaučiuosi lyg kalnus būčiau nuvertus, jaučiuosi pavargusi, noriu miego, noriu pailsėti, noriu pasidaryti įvairius dalykėlius, kuriuos esu susiplanavusi per savaitę. Tai pagaliau laukiau ir sulaukiau. O vakarienė šiandien bus kiaulienos kepsniukai, tik dar nesugalvojau ar pilni, ar tokie pjaustyti, kartu su garnyru. O į garnyrą įeis bulvių košė, burokėliai virti ir rauginti agurkėliai. Gerai, keliauju gaminti.